Visagino taryboje netrukus bus pakeitimai. Kovo 21 dieną Lietuvos vyriausioji rinkimų komisija patenkino Deniso Naidionovo prašymą priimti jo atsistatydinimą ir prieš terminą nutraukti Visagino savivaldybės tarybos nario įgaliojimus. Kaip mūsų redakcijai paaiškino Denisas Naidionovas, sprendimą trauktis iš tarybos jis priėmė dėl to, kad dabar yra visiškai pasinėręs į sportinį darbą su savo mokiniais ir pasiruošimą 2024 metų olimpinėms žaidynėms. Nelieka laiko tarybos nario darbui, sakė jis. Denisas Naidionovas buvo tarybos nariu 2015-2019 metų kadencijoje, išrinktas iš sąrašo Visaginas tai mes. O 2023 metais į tarybą išrinktas iš partijos Vardan Lietuvos sąrašo. VRK sprendimu vietoj Deniso Naidionovo į tarybą pateks Ruzana Katinienė, kuri Visagino apygardoje partijos Vardan Lietuvos rinkimų sąraše užima sekančią vietą. Komisijos sprendimas įsigalioja 2024 metų balandžio 8 dieną. Taigi, nuo balandžio 8 dienos taryboje nuo šios partijos bus Ilja Petrovas ir Ruzana Katinienė, kuri užims tarybos nario vietą po priesaikos. Partijos Vardan Lietuvos frakcija įeina į Visagino tarybos daugumos susidedančios iš 13 žmonių sąrašą. Šio sąrašo turinys buvo paskelbtas vasario 8 dieną. Kodėl negavome Visagino būsto atsiskaitimo lapelių ir kaip apmokėti vasario mėnesio paslaugas? Daugelis gyventojų gyvenančių UAB Visagino būstas administruojamuose namuose už vasario mėnesį negavo atsiskaitimo lapelių už paslaugas. Kaip paaiškino bendrovės direktorius Vytautas Šlaustas, Visagino būstas šiuo metu diegia naują klientų aptarnavimo sistemą Mokesta, o duomenų perkeliamas iš senosios sistemos į naują užima tam tikrą laiką. Atsižvelgdamas į tai, UAB Visagino būstas kovo mėnesį nesuspėjo parengti gyventojams atsiskaitimo lapelių už vasario mėnesį. Pasak Vytauto Šlausto, naujoji sistema pradės veikti nuo balandžio mėnesio ir būtų savininkai gaus atsiskaitimo lapelius, o kol kas galima nemokėti už vasarį. Sąskaita už šį mėnesį bus išrašyta balandį, o delspinigiai nebus skaičiuojami. Jeigu gyventojai visgi nori sumokėti UAB Visagino būstui už vasarį, gali mokėti tiek pat, kiek ir už praėjusį mėnesį, arba šiek tiek mažiau. Visi atlikti mokėjimai bus įtraukti į kovo mėnesio sąskaitas, kurias gyventojai gaus balandį, sakė Vytautas Šlaustas. Už Visagino būsto paslaugas galima atsiskaityti įmonės kasose arba per banką. Kaip brango autobusų stoties statybos dėl atidedamo termino eksploatuoti? Autobusų stoties statybos atidėtos daugiau